džiaugiuosi, kad patekau į šį projektą, kuris labai davė didelį tokį džiaugsmą, pasitenkinimą mano sūnui Augustinui, kuris yra spec poreikių mokinys ir turėjo tam tikrų baimių, tai šio projekto metu jisai turėjo galimybės jas išlaisvinti. Didelį žengėm žingsnį vardant to, ką mes galim visi kartu pakeisti. tą visą sistemą netgi ir bendravimu su specialių poreikių moksleiviais. Aš ir taip manau, ir toks projektas Lazdijuose, tai yra naujovė kažkokia, kažkas naujo, ir manau, reiktų ateityje daugiau kažko panašaus, kažkokios panašios veiklos, nes tai yra neįkainojama patirtis. Savanorystė tai geriausia žmogaus dovana, kurią gali dovanoti kiekvienas iš mūsų kitam. Daug žmonių apie mus kitokių, o gal mes kitokie. Svarbiausia, kad Dievas myli visus. Ir mes turime išmokti šitos meilės, patirti ją ir dalintis. Tikrai vyksta dideli pokyčiai. Mes juos pajausim truputį dar vėliau, bet tas, kas įvyko per šitos 2 metus, tai yra didžiulė pažanga darbų su specialių poreikių vaikais. Tikrai. Labai džiugu, kad savanorystės idėja aš jau čia šiame renginyje randu išaugintą ir tai liks tik tai paimti metodus ir juos pritaikyti savo darbe. Taip kad dar kartą ačiū renginio organizatoriams. We have a chance to learn many things about their countries, their lifestyle, their culture, and we have gained lots of friends in this country, and I hope to see you again. Šiame renginyje dalyvauja Lazdijų rajono mokyklos, Lietuvos mokyklos, švietimo ministerijos atstovai, taip pat mūsų partneriai iš Turkijos ir mūsų kaimynai iš Lenkijos. Mūsų projektą rėmė Švietimo mainų paramos fondas. Tai yra ES lėšomis finansuojamas projektas.